Po ketvirtos. Praeitą penktadienį telefonu išgirdau vieno iš jūsų įdomų pasiūlymą į laidą pasikviesti konkretų asmenį. Jis studijoje pas mus. Tai Lietuvos motociklų sporto federacijos prezidentas Virginijus Visockis. Labadiena. Labadiena. Virginijau, visų pirma, dėkui, kad radai laiko užsukti pas mus į Radio centrą. Atvažiavai iš Kauno? Taip. Atvažiavai ne motociklu, tikiuosi. Jau kaip ir pavasaris, bet ganėtinai šalta ir slidu dar su motociklu važinėtis. Kaunietis motociklų sporto federacijos prezidentas. Tai dabar Kaunas motociklų sporto sostinė? Kodėlgi ir ne? Nes mes kaip ir tokios sostinės pačios turbūt nesam įvardinę, bet labai geras klausimas. Reikės pasidomėti ir gal padaryti kažkokius rinkimus arba netgi varžybas kokias tam vardui įsigyti. Kada prasideda, kada baigėsi sezonas motosportininkams? Matot, motosportas... Nes mėgėjams tai baigėsi kada šilta, prasideda kada šilta, baigėsi kada šalta. O motosportininkai? Motosportas vienyje daugybė sporto rūšių. Taip, kokių? Tai motokrosas, motoplento žiedas, motorolerių sportas, motobolas yra, kur žaidžia su kamaliuku, taip, kaip ir futbolą, paskui enduro ir turbūt dar išvardinčiau kokias 5 minimoto uždaruose, superkrosas. Vienu žodžiu, praktiškai motociklų sportas vyksta apskritus metus. Tai o kaip ir kur treniruojasi motosportininkai, ar ką kitą gal jie veikia, kada pas mus už lango sniegas ir ledas? Užsideda padangas su digliukais tokiais. Taip. Ir važiuoja žiemą ant ledo, lygiai tose pačiuose trasuose. Ir žiedininkai? Su žiedu jau yra prašiau. Jau žiedininkai deda savo motociklus ant kaladžių, kaip aš vadinu, ir laukia pavasario arba važiuoja į kitas šalis. Į kokias šalis dažniausiai lietuvių motosportininkai vyksta treniruoti žiemos metu? Jeigu apie plento žiedą šnekant, tai yra turbūt viena iš brangiausių šitą sporto rūšių. Bet, man atrodo, dar lietuviai negirdėjau, bent jau mano buvimo šitoj federacijai laiku šitų, kad negirdėjau, kad važiuotų kažkur treniruotis. Bet yra praktiškai Ispanijoje galima treniruotis apskritus. Sąlygos yra. Sąlygos. Iš visų motosporto šakių, kurias išvardinai, kas labiausiai žiūrovui yra patrauklu? Kokia ta sporto pošakė sutraukia daugiausiai žiūrinčiųjų? Mano galva, tai ir dabar Lietuvoje, ir turbūt pasaulyje lyderiauja motokrosas. Bet yra dar viena karališka, kaip čia įvardinti, karališka sporto šaka pasirodo, kur aš nesenai sužinojau, kai viešėjau Lenkijoje, tai yra speedwayus, vadinamas, kur važiuoja ir ant ledo žiemą, ir ant šlako takelių, tokie kaip stadiono būdas, kaip stadionas, ir važiuoja šlaku. Tai jie kaip save vadina kaip karaliais, nes kadangi labai daug žiūrovų turi ir savi išsilaikus. Daugiausia pas mus kalbama apie automobilių sportą, lyg motociklų nebūtų. Kodėl taip yra? Aš manau, kad gal nekalbėjo, bet nuo šiol ir mano tikslas padaryti tai, kad kalbėtų. Kad mes žinotume ne vien tik Valentiną Rosį, bet ir daug daugiau. Taip. Motosportas yra brangus sportas, įmanoma jį su kažkuo palyginti? Jeigu palyginus... sakykime, su autosportu, ne? Šalia, arčiausiai. Autosportas tai tikrai žymiai brangesnis sportas. Tai norėjau palyginti su dviračiais, bet kadangi ir dviračiai panašiai kainuoja kaip tie motociklai, jeigu geras dviratis, aliuminis, tai panašiai ir kainuoja. Kas daugiausiai suryja pinigų motosportą? Jeigu imtume populiariausią krosą, ar ne? Čia apie Lietuvą? Taip. Apie Lietuvą. Apie Lietuvą turbūt daugiausiai suryja pinigų važinėjimas iš trasos į trasą ir trenerių kvalifikuotų gal trūkumas, reikia važiuoti į užsienį. Grinai ta pasiruošimo bazė daugiausiai turbūt ir kainuoja. Ir, visas tas važinėjimas. Daugiau aš net nežinau, čia aišku galima vardinti ir kuras, ir detalės, ir susideda
Vieno neįvardinsiu. Nu, susideda viskas. Į Pasiruošimas. vieną sumą. Taip, pasiruošimas tam. Kiek suprantu, motociklais besidominčių žmonių tarp radio centro klausytojų yra tikrai ne viena dešimtis, bet domėtis yra viena, o rodyti rezultatus gerus ir ypač sportinius visai kas kita. Ar turime mes kietų motociklininkų sportininkų? Apie tai su Motosporto federacijos prezidentu Virginijumi Visockiu kalbuosi po trumpos pertraukėlės. Radio centras. Po 4. Jeigu nori pamatyti kietus ir rimtus moto pasaulio atstovus, reikia ieškoti jų junginėjant sporto televizijų kanalus. O kaip dažnai jų gretose galim pamatyti lietuvius? Studijoje pas mus Lietuvos motociklų sporto federacijos prezidentas Virginijus Visockis. Virginijau, kaip atrodo lietuviai motociklų sporto europinėme kontekste šiandieną? Ar turim ko džiaugtis? Šiandienai tai turbūt nėra daug pas mumis sportininkų, kad galėtume pasididžiuoti Europos lygyje, bet mes turim perliukų, kur galima juos investuoti ir tikrai po kokių 5 metų mes turėtume tikrai šaunių vaikinų, kurie galėtų atstovauti Lietuvą Europoje ir tiek pasaulyje. Paskutiniu metu daug kalbama apie autolenktyninką Kazimierą Vasiliauską, o garsios jaunų žmonių pavardės, kurias žino ir moto pasaulio meistrai ir žiūrovai. Prieš keletą metų buvo kažkoks jaunas motosporto atstovas, kur su mažyčiu motocikliuku laimėjo Europoje kažkokias varžybas, atsimenu, kad buvo O tai rašyta. lietuvis buvo? Taip, Prieš porą metų. Mažyčių. gal dar daugiau, prieš 3. Nu, galbūt aš praleidau šitą. Atsimenu, kad netrodė per televizorių, kai motociklas toks truputį juokingas, visai vaikiškas ir jis ten skraidė kalnais. Tai buvo berods prieš 2004 metais. Gali būti. Tai buvo mano sūnus. Užmiršau tokį reikalą. Gerai. Kur eisi, ten reikia pinigų. Dėl jų stygiaus minėtas Kazimieras Vasiliauskas net galvojo stabdyti savo karjerą. Ar tokia taisyklė galioja ir motosporte? Ne, aš manau, kad motosportas, kaip įvardinti, ir poilsis, ir darbas, 3 viename, kaip aš įvardinu, kad žmonės visien kartą sportavę su motociklu, tai nėra tai lengva pasakyti, kad aš numečiau ir jau ne. Visien turi kažkokį motociklą, ar tai seną, ar tai naują, ir jis visien išvažiuoja įkvėpti to gryno oro. Čia iš tikrųjų reikia būti motociklininku, kad tą žinoti ir pajausti, ką aš dabar sakau. Žinau labai nedaug autolenktynininkų merginų, o motociklų sporte yra merginų? Ar nėra visai? Yra jaunimai, dabar yra jaunų merginų, kurios aktyviai rodo savo pasiekimus ir aš manau, reikėtų mums daugiau atsižvelgti tai ir aišku, aš čia galėčiau dabar kalbėti apie sąlygų trūkumą tam padaryti, bet jeigu pasiekti tą lygį, kad gauti tas sąlygas, dėl kurio aš iš tikrųjų daug dedu darbo, ateityje mes turėsim tikrai ir merginų netgi klasę, važiavimuose galima padaryti. Ta sąlyga numeris 1, tai motodromas reikalingas kažkoks? Reikalingas būtent, kad atsižvelgtų miestas, savivaldybė duotų šalia miesto, ne kažkur išgrūstų į mišką, bet šalia miesto, kad galima būtų susisiekti su transportu, atvažiuoti, tėveliams palikti, kvalifikuotams treneriams, kad galėtų prižiūrėti, duoti pamokų papildomų ir tikrai išaugintume. Dažnas atvejais lenktynėse avarijos, be jų praktiškai neapsieina jokios lenktynės, nei pradedant dviračiais ar dviratukais ir baigiant rimtais automobiliais. Kaip greitai pavyksta po avarijos atstatyti sportinį motociklą? Ar jį tiesiog išmeti ir imi kitą naują? Vėlgi žiūrint kokioje sporto rūšy, jeigu... Motokrosas. Motokrosas, tai labai reikia stipriai sugebėti nugriūti, kad tam motociklui būtų tiek padaryta žalos, kad jis negalėtų važiuoti. Bet būna ir tokių, kad, visokių būna. Motociklų lenktynės Lietuvoje. Kada, kokias ir kur žiūrovai gali pamatyti dažniausiai? Šiemet iš tikrųjų labai daug bus varžybų, netgi kai aš galvojau krizę, tai tikrai bus daug kas atsisakys rengti varžybas. O šiemet gana aš tai pasižiūrėjau apie 50 renginių planuojama. Šiltų sezonų. Iki vadinamo to sniego, o dar sniego atsiranda visą laiką rudenį. Sprendimas, ar daryti kokius renginius žiemą ar ne. Bet aš manau, kad mes darysim dar ir žiemą renginius, nes grįžo žiema. Įdomiau. Kur visa informacija išguldyta internete apie būsimas lenktynės?
lmsf.lt tinklalapis yra Tai čia federacijos. Lietuvos motociklų sporto federacija, lmsf.lt ir ten yra visi grafikai, datos ir laikai, ar ne? Taip. Tikiuosi, tiksliau, kad susitiksime kažkuriuose varžybose. Dėkui, kad užsukai. Be abejo. Čia buvo Lietuvos motociklų sporto federacijos prezidentas Virginijus Visockis. Tikiuosi, kad matome su juo ne paskutinį kartą ir apskritai radio centre.